Dauguma Lietuvos gyventojų džiaugiasi, kad baldų nebereikės siųstis iš kaimyninės Lenkijos. Tuo tarpu Lietuvos baldų gamintojai ir prekybininkai baiminasi, kad tokiam stambiam žaidėjui atėjus į rinką gali gerokai įsikreipti konkurencija. Vilniaus baldų gamykla jau daugiau kaip 16 metų 100% savo produkcijos parduoda IKEA. Pernai jos metinė apyvarta siekia beveik 30 milijardų litų. Pasak prekybininkų atstovų, IKEA'os atėjimas į Lietuvą naudingiausias vartotojams, tačiau nemenkas iššūkis vietos verslui. Labai gerai rinkai, kai įvyksta toks sujudimas, kai jau esantys galbūt ant laurų užmygę žaidėjai turi pasižiūrėti ir persižiūrėti savo veiklos strategijas, modelius, santykius su savo pirkėjais ir iš to laimi tik tais vartotojai. Galim sakyti, kad IKEA'os atėjimas turės teigiamą poveikį. Šiek tiek sutvarkys baldų gamintojų rinką, vadinamą garažinį. Vis dėlto baldų gamintojai IKEA'os reiškinį Lietuvoje vertina skeptiškai. Esą mūsų šalies rinka per maža tokiam verslo milžinui. Be to, pasak Siguldos baldų vadovės, IKEA domisi jaunimas ar trumpalaikių baldų ieškantys klientai, todėl švedai nėra konkurentai rimtiems prekybininkams. Aš neįsivaizduoju, kad kažkas tai pirks su virtuvę IKEA, kai mes galim pagaminti kokios norit spalvos, kokią norit išmatavimo, truputėlį daugiau, 5 cm ten iš šiandien, prileisti, suleisti, padaryti ir ta kaina yra tikrai šiandien nebus IKEA mažesnė. Kita vertus, pasak verslininkų žinomiems prekių ženklams į Lietuvos rinką ateiti padeda specialiai jiems sudaromos išskirtinės sąlygos. Štai pavyzdžiui, IKEA'os prekybos centrui milžinišką žemės plotą Vilniaus savivaldybė tiesiog padovanojo. Vietą didžiuosiuose prekybos tinkluose turėjo užleisti ir kai kurios drabužių parduotuvės. Mat jų vietoje artimiausiu metu atsiras vienas garsiausių pasaulyje prekių ženklų H&M. Atrodo, šis vardas lietuvių prekybininkus gąsdina dar labiau negu IKEA, nors rūbų gamintojai ir pardavėjai tikina, kad laukia konkurentų ateimo, tačiau plačiau komentuoti situacijos laiko nerado nei vienas Lietuvoje veikiantis drabužių tinklas. Šalies rinką stebintys ekonomistai sako, kad sujudimas drabužių prekybos sektoriuje jau juntamas. Iš aprangos galime matyti tokias žinutės, kad jie stengsis pozicionuoti, daugiau dėmesio kreipti į aukštesnio lygio, prabangesnės prekes, kad konkurencija su ateinančiu H&M būtų kuo įmanoma švelnesnė ir mažiau atsilieptų bendrovės pardavimams. Be abejo, jie tikrai ateina ne dėl kelių procentų rinkos. Tai jie tikrai ateina pasimti, atsilošti, sakykime, iš dabar jau esančių tą liūto dalį. Šitie prekiniai ženklai, kaip H&M, jie Europoje negamina, jie gamina, sakysime, daugiau trečiose šalyse ir be abejo jų pagrindinis tikslas tai yra didelės apimtys ir pigi kaina. Pasak specialistų, IKEA'os ir H&M įžengimas į Lietuvą pirmiausia atsilieps būtent prekių kainoms. Prognozuojama, kad norėdami sėkmingai konkuruoti, lietuvių verslininkai taip pat bus priversti mažinti kainas. Iš užsieniečių išlošti tikisi ne tik vartotojai, bet ir valdžios atstovai. IKEA į Lietuvą ateina kartu su beveik 400 milijonų litų investicijų. Planuojama sukurti apie 200 darbo vietų. Reporterė Milda Vilikanskytė, Vilnius.